Vakaras gilus ir šilti namai. Šiandien sulaukėm malonių svečių, kurie tikrai pakėlė nuotaiką ir numušė visas mintis į šalį. Pasigražinom, pasilakavom nagučius, susitvarkėm plaukučius, pasivaišinom tortų, gavom dovanėlių. Tai tikrai labai smagiai praleidom laiką ir su gerom emocijom. Keliaujam ir į senelių namus, keliaujam ir pas vaikučius sergančius ir keliaujam visur, kur mus kviečia, tai tikrai gera daryti yra gera. Ir norim padovanoti tos savo geros emocijos, tai visgi tas grožis dovanoja gerą emociją, gerą nuotaiką, leidžia užsimiršti net ir tokiam sunkiom akimirkom, kaip kad šiandien yra. O šiaip atvykom šiandien ne šiaip sau čia, ne tik atvežti grožio, bet ir nepamiršti mamyčių, kurios yra šio įstaigos su savo vaikučiais. Artėjant mamos dienos proga norėjom ir jom truputėlį šventę padaryti. Truputį plaukam, truputį nagam, truputį sielai, truputį šypsenai. Matėm, kad ir vaikučiai visai neblogai jautėsi, ir mergytės su nulakuotais nagučiais ir pats malsautai. Tokiem dalykam mes visi turim rasti laiko, ne tik tai dirbti, uždirbti pinigus ir savo gerą daryti, bet ir kitiem. Atrodo, kad bus kažkas, tai susigraudinsim. Ne, tai čia yra tie patys žmonės, gyvena taip pat, jie turi galbūt didesnių svajonių, kitokių svajonių, kiekvienas mes su savo svajonėmis. Mamos yra stiprios, turi be galo didelę širdis, kurias tikrai reikia apkabinti ir jas mylėti, jos medalius kiekvienai čia esančiai mamai ir tiem žmonėm, kurie čia pasiūlė prisidėti ir atvykti čia ir pabūti to dalimi, tos emocijos, kaip sakau, bent piršteliu kažką paidinti ir padaryti kažką gero. Ir norėčiau padėkoti Kaskada merginoms, kurios šiandien praskraidino mums visą dieną. Visos mamos tikriausiai džiaugiasi ir nuotaika tikriausiai šiandien turėtų būti pakylėta. Nes visos tokios gražios, nedrąsiai, bet visos suėjom, pajautėm tą šventę ir dabar būsim šiandien labai gražios. Noriu labai padėkoti Kaskada kolektyvui ir labdaros vakaro metu Nidoje aukojusiems žmonėms.